Labadiena, mes vedame tiesioginį reportažą iš Laimio balkono ir dabar jūs galite matyti, kaip Tomas rūko. Tomas pas mus yra kuklus vaikinas, dėl to rūko nusisukęs. Girdėjote? Mes ką tik išgirdome tam tikrus garsus, kurie būtent yra specifiniai ir skleidžiami tik tai Tomo. Tarp kitko jis juos neperseniausiai užpatentavo, dėl to skleisdami tokius garsus, kaip sakant, liaudiškai paėmus nelegaliai, arba net atsilaikydami autorinių teisių, jūs pažeidžiate Lietuvos Respublikos įstatymus, ko pasiekoje dėdė Tomas gali pas jūs apsilankyti ir parūkyti kartu su jumis. Ponas Tomai, prašau, apibrėžkite jūsų sėkmės perdimo paslaptį. Ponas Tomas visiškai nesidrovėdamas po mums atskleis savo paslaptis šiuo metu dabar. Leistum žmoniškai parūkyti. Taip, Tomas prašo jam duoti parūkyti.